Deja, Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narų patirtis byloja, kad ne visi žvejai ar žmonės nusprendę pasiplaukoti su valtele ir netyčia iškritę už borto sugeba laimingai išsikapstyti. Vienas žvejys buvo mėgėjas, jie dviese valtį žvejojo, blizgiavo ir įkrito taipogi vandenį, buvo su sunkiais rūbais ir nebesugebėjo sugrįžti atgal į valtį. Iškritus iš valties įsiropšti atgal tikrai nėra paprasta. Todėl Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai srauniame Nemune ties Rusne pademonstruos ir patars, kaip teisingai elgtis, kad šansai išgyventi tokiu atveju padidėtų. Nepatartina lipti per šoną, kadangi valtis vis tiek gali apsiversti, galite apsiversti tą pačią valtį. Toliau bus daug sunkiau įlipti per šoną. Jei valtyje yra daugiau žmonių, skęstančiam reiktų kuo skubiau ištiesti pagalbos ranką, o geriausiai irklą. Kuo greičiau į galą, per galą bandyti traukti ir paduoti žmogui, gerai, irklą, paduoti žmogui irklą, kai jisai turėtų ką įsikipti. Nes jeigu jūs ištiesit ranką, jisai jumis sugausės, netvirtai stovėsit, jumis irgi gali taip pat įtraukti paskui save. Nesvarbu, iš ko pagaminta valtis ir koks jos dizainas. Visais atvejais lipti reikia pro galą. Jeigu guminė valtis, jūs per šoną lipdami neapglėpsit viso to pripūtimo. Per galą vis laik lengviau įlipti tiek į medinę, tiek į guminės valtis. Pats paprasčiausias ir efektyviausias būdas išvengti tokių problemų vandenyje – į valtį lipti tik vilkint gelbėjimosi liemenę.